Pagrindinės priežastys, kodėl žmonės turi blauzdos, čiurnų ir pėdų skausmus, tai yra jų biomechanika. Tų priežasčių gali būti daug, tačiau vienos pagrindinių yra struktūros, kurios pakinta tiek gyvenimo eigoje, tiek gali ir ūmiai pakisti. Tai viena iš pagrindinių struktūrų tai yra blauzdos užpakalinės grupės raumenys, tai yra dvilypis blauzdos raumuo, kuris tvirtinasi prie šlaunies. Jo dvi galvos sueina vieną raumenį ir susijungia su kitu raumenuku plekštiniu, kurie sueina į Achilo sausgyslę. Jis tvirtinasi labai plačiai ties kulninę ataugą. Ją dengia toks maišelis, kuris sutepa ją, maitina. Dažniausia skausmo priežastis yra to insercijos tvirtinimosi vietoj. Jis atsiranda dėl to, kad yra šito raumens trumpumas. Jisai gali atsirasti dėl ilgo sėdimo darbo, dėl tiesiog 50% populiacijos jį turi įgimtai. Jis gali progresuoti su laiku, taip pat dėl kitų galūnės pokyčių.